Tai kas dabar yra tas pirmiausia, yra probiotikai, yra prebiotikai, yra simbiotikai. Probiotikai tai yra gyvos pačios bakterijos. Jeigu jūs paimsite kapsulę, išgersite probiotikų, išgersite gyvų bakterijų. Jeigu jūs paimsite dievų maisto buteliuką, įsipilsite 100 ml, jūs išgersite ir gyvų bakterijų, ir enzimų. Bet čia, kad jeigu mes netgi apversim ir pasižiūrėsim, čia eina tam tikros, yra netirpiosios ir, tarkim, tirpiosios kailos. Matot, kad tai nėra vien tik tais skaidrus skystis. Čia yra ir tam tikrų maisto likučių, odelių, lobelių ir tam tikrų junginių, kurie yra vadinami prebiotikai. Nes prebiotikai tai nėra jokios bakterijos, tai yra tarsi kuras, kuris maitina tas gerasias bakterijas. Vadinasi, jeigu įsivaizduot, kaip sakiau tą metaforą kaip žemė, tai žemėj, kad būtų joj mikroorganizmų, reikia ir trąšų įdėti. Tai tos trąšos yra kaip prebiotikai, o mikroorganizmai tai yra probiotikai. Ir jau kai susidaro kažkoks produktas, tarkim, jeigu jūs suvalgote kažkokių ten baravykų, ar ten kažkokių žolelių, ar kažkokių prieskonių, tai yra prebiotikai. Bet ten nebūtinai yra gerųjų bakterijų. Jeigu jūs išgeriate ten kapsulę gerųjų bakterijų, tai yra tik tais probiotikai. Bet jeigu jūs suvalgote raugintų kopūstų, arba jeigu jūs išgeriat dievų maisto, tarkim, gėrimo, čia jau yra simbiotikas. Tai yra ir probiotikų, ir prebiotikų yra visas mišinys.